Šaukštas proto. Iš asmeninio dienoraščio 2000 kažkelintų metų Liepos 12. Judėti erdvėje yra nuostabu. Sėdžiu autobuso antrame aukšte ir stebiu, kaip prieš mane vyniojasi pievos ir miškai, rugiagėlės ir aguonos, vyniojimosi greitį prižiūrintis gandras, dvigubais brūkšniais sukarpyti laukai ir kiti laike ir erdvėje akimirkai tapę pakeleiviais. Nuo jokio arklio to nepamatyčiau, nors autobusui pajudėjus mintise sakiau, jojam. Maža nuotrupa iš dukros mažų laikų filmukų. Tyliai dėkoju garsą blokuojančių ausinių išradėjams. Jos mano kelionę daro mažiau realia, užlieta muzikos ir pokalbių iš kitų pasaulio šalių. Mažiau realia, bet labiau stebuklinga. Sugrįžta ir kaklą apsiveja jau kurį laiką mane lankanti mintis, kuri gal dar nedrįsta tapti eilėraščiu. Ir aš švelniai kasau jai iš karto už ausies, glostau išsipešiojusias plunksnas ir vaišinu šilauogę. Laisvės ir vienatvės skonis yra vienodas, sako ji man vėl, žiūrėdama tiesiai man į akis ir nemirksėdama. Ji man sukelia kažkokį naują jausmą, kurio dar nemoku pavadinti. Noriu sakyti, kad sutinku, bet taip pat turiu jausmą, kad dar nesuprantu, ką man ta mintis sako. Yra ir jausmas, kad neturiu rankoje rakto ir į kavą su ledai žiūriu tik pro stiklą, neturėdama nei mažiausio supratimo apie jos kvapą, skonį ar temperatūrą. Na, gal pamiegojusi užantyje ši mintis man pasakys dar kažką. Arba parijos ant eilėraščio, sako kažkas kitas viduje ir mes kartu krizenam. Jojam. Nespėjau barti žmonių pakelėje skinančių ramunės. Kam čia galėjo kilti mintis, kad galėčiau spėti? Sėskite pievą ir žiūrėkit, jeigu jums ramunės gražu, kodėl reikia jas žudyti? Šita mintis neužsibūna, ką nušluoja ypatingai švelniai atrodančių smilgų juostą. Aš žinau, kad jos nėra tokios, bet jos tikrai moka tokiomis atrodyti. Švelnių spalvų, klausia vidinis sinestetas. Taip, ir aštraus kvapo, sakau, ir vėl krizenam, duris galvoje atvėrus netikėtam komedijos klubui. Es prisimenu savo draugę, kuri pakeliu į miestą pradėjo krizenti. Kas, sakau? O ji, nieko, aš pati savo pasakiau naują juokelį, kurio prieš tai nežinojau. Pravažiuojam degalinę kitoje kelio pusėje, kurios nemėgstu, nes ji visada sako, kad važiuojam tolyn nuo jūros, bet matyti ją kitoje kelio pusėje smagu. Pirmyn, link saulėtekių, garnių, spiglių kvapo ir sūraus vėjo. Aš Monika Kuzminskaitė, sveikatos ir mitybos psichologė, padedu spręsti kasdienius ir sudėtingus elgesio, mąstymo ir emocijų klausimus. Rašau, skaitau paskaitas, teikiu psichologinės konsultacijas. Mane rasit socialiniuose tinkluose vardu Šaukštas proto arba gyvai Vilniuje Goštauto gatvėje. Nuorodą registracijai į konsultaciją rasit po kiekvienu įrašu, o įrašus rasit socialiniuose tinkluose. Rašykit man asmeninę žinutę arba elektroniniu paštu adresu šaukštas.proto@gmail.com. Taikos ir ramybės.